Sveiki visi, čia ir vėl Vytautas iš klauskit.lt ir šiandieną bus šioks toks video apie štai šį mygtuką. Taigi, kas čia yra, tai paprastas mygtukas, kurio pagalba aš galėsiu įjungti ir išjungti savo kompiuterį. Tiksliau, įjungti gal labiau bus naudinga, nes išjungimui vienaip ar kitaip vis tiek naudoju Windowsus. Taigi, kas bus padaryta, tai šis mygtukas sėdės ant stalo ir tada prie stalo galėsiu nuspausti šį mygtuką ir įsijungs mano kompiuteris. Stebuklingai. Nereikės paspausti nieko ant pačios dėžės. Na ir taip pat, kaip jisai jungiasi, tai galiu greitai parodyti. Jisai jungsis tiesiai į motininę plokštę ir naudojami šie kabeliai ir jie jungiasi visi tiesiai į motininę plokštę. Taigi, jeigu turite personalinį kompiuterį, visi šie laideliai tikriausiai jau pajungti ir jie eina į jūsų korpusą. Taigi, kietojo disko ledas, nefokusuoja man čia kažko, galų gale sufokusavo. Taigi, mes turime kelis kabelius, aš atjungsiu savo dėžės mygtuką ir prijungsiu šį mygtuką su lygiai tais pačiais kabeliais. Taigi turime kietojo disko ledą, kuris mirksi, kai veikia kietasis diskas, power ledą plus minus, taigi įjungto kompiuterio mygtukas. Taip pat turime reset switchą, taigi reset mygtukas ir power switchą, įjungimo išjungimo mygtukas. Kaip visi šie jungiasi, reikia pasižiūrėti ant savo motininės plokštės manualo. Taigi, jeigu nežinote, kaip būtent reikės viską pajungti, jeigu pirksite tokį mygtuką ir nežinote, kaip reikia viską pajungti, tarkime, nebūtinai šį mygtuką, o tarkime savo dėžės mygtuką, jeigu norite jungti, tai visi šie pavadinimai ir laidai yra standartiniai ir manuale bus parašyta, kurį laidą reikia jungti. Dabar greitai pažiūrėkime, kaip viskas atrodo mūsų dėžėje ir pabandykime pajungti šį mygtuką. Na ir taip pat šis mygtukas ateina su štai šiuo plokštele, kuri dėsis iš galo ir tada čia tiesiog prasivers kabelis. Taip, dabar pažiūrėkime, kaip atrodo mūsų kompiuteris ir pabandykime viską atjungti ir prijungti. Taip, tai dabar turime kompą paruoštą ir atjungtą nuo elektros tinklo. Ir dabar jeigu pažiūrėsime į motininę plokštę, štai ten kažkur matome visus tuos pačius kištukus ir juos reikia tiesiog pajungti. Taigi arba užsirašykite, arba susiraskite manualę, kur buvo kas pajungta ir tada belieka šiuos atjungti ir pajungti naujus. Taigi būtent tai dabar aš ir padarysiu. Taigi misija įvykdyta, visi kabeliukai gal sujungti, šone matome visi atlikę ir dabar kaip viskas buvo pajungta, tai mes turime kabelį, mygtuko kabelį, kuris eina į motininę ir jisai išeina į lauką per specialią plokštelę. Na ir tada turime patį mygtuką. Taigi, ką dabar beliko padaryti, tai įjungti elektrą ir pažiūrėti, ar veiks mūsų mygtukas. Taigi, šie mygtukai priekyje nebeveiks, nesimato, bet čia yra mygtukai žodžiu. Na ir dabar paspaudus šį mygtuką ant stalo turėtų įsijungti mūsų kompiuteris. Galvojau, kad kabelis bus šiek tiek ilgesnis, bet atrodo, kad jau kaip tik užteks atvesti šį mygtuką nuo pačio kompiuterio iki stalo. Taigi, norint ilgesnio, ko gero reikės pačiam kaip nors tą kabelį prastesti. Na, ogi dabar paskutinis testas. Mygtukas veikia, kompiuteris kraunasi. Galite ignoruoti šitą faną, nes aš jį esu kol kas atjungęs. Kaip ir viskas. Taigi, tiek apie išorinį kompiuterio mygtuką. Linką į šį mygtuką
paliksiu šio video aprašyme. Na, o šis kompiuteris dar vis lieka ant stalo, nes su juo bus daroma dar kai kas netolimoje ateityje. Taigi prenumeruokite ir susimatysime kitą kartą. Beje, pamiršau paminėti, kad galime susikonfigūruoti, ką kompiuterio power mygtukas daro. Taigi aš noriu susikonfigūruoti, kad šis power mygtukas išjungs mano kompiuteriu. Taigi when I press power button, shut down. Taigi pažiūrėkime, ar iš tikro viskas bus išjungta. Kai aš paspausiu dabar ant stalo esantį shut down mygtuką. Taigi pabandykime. Shutting down. Tai tiek.